lūžta į grindis. Eik, tik ne. Va čia va, įlūžo. Nu, 10 centų. Tuoj ant kebabą susirinksiu, žiūrėk. Sėdam, greitai, bilietus. Nes Dievo kviesim. Ugnies Dievo degtuką. Tomas valgo sudegusi. Buvo iš panų. Labas. Už manęs yra bažnyčia. Kas atspės kieno? O kaip kvep, čia yra šalia maisto kioskelis. Mes atvažiavom į Ventą. Šiandien planelis būtų pakeliauti po Ventos regioninį parką, bet ne vandeniu, o dviračiais. Turiu šiandien gerą kompaniją, netgi 2 vyrus. Jie pompuoja padangas, namų darbai nepadaryti. Planavom daugiau kolektyvą, bet vienam problemos su sveikata, Dainiau linkėjimai, kitam problemos su kitais reikalais, Tadai, tau irgi linkėjimai. Aišku, Mantui biški reik, Šiandien planelis bus toks, esam Ventoj, startuojam nuo Ventos, minam link Papilės, apžiūrim Žvalgos bokštą, aplankom pakabinamus tiltus, daugiau šalia Ventos grįžtam atgal į Ventą, sukam link Viekšnių, aplankom Malūną Viekšnių, papietaujam ir atgal į mašiną ir namo. Turėtų būti smagus ratelis, visą kelią važiavom, rodė 7,5 šilumos. Pažadėtos tos Sacharos dulkės, kurios turi atnešti šilumos, bet nėra jokios šilumos. Esu su 2 megztiniais, su timpom, jų dar apačioj timpom, kai kopustėlis. Vėlų sukomplektuot, susidėjau tašės, Toms irgi turi tašės. Čia yra parašyta, kodėl pas mane nėra. Kad tu nepriklausai vėl Aš esu laisvas paukštis, man nereikia jokių grupių, visi žino, kad aš Daiva. Padarė Toms maršrutus, kad nepasiklystumėm, reikia įsijungti tik tais Garminus. Oho, ir vėjas, šalta. Nebambam, o minam. Vėjas be galo didelis. Tomą išjudinau, tai užsidėjo tašį, sako, jau noriu į kelionę. 7-8 lins plikom kojom. Man jau varveklis panosį. Striukę mašinai pukinę palikau. Jau gailiuos. O tai tau pavasaris. Tomas taip dėlioja maršrutą, kad nereikėtų plentų. Galvojom su MTB dviračiais varyti, bet pasirinkom vis tiek gravelius. Šalia Ventos upės minom. Kiekvieną pavasarį Papilės Baidarių atstovai organizuoja Ventos regioninę parką. Baidarių pažintinį tokį žygį sezonai atidaryti. O prasideda kalniukai, lėksiu nuo kalniuką. Ten matos upė Venta. Simono Daukanto muziejus ir bažnyčia Papilė. Kažia jis čia dirb, jisai nedirb. Bilietai suaugusiam 3 eurai, šeštadienį, sekmadienį nedirba. Dabar jau ne vieną vietą matau, šeštadienį, sekmadienį muziejus ar lankytinis objektas tiesiog nedirba. Keista, labai keisti sprendimai, kam dirbti pirmadienį, kam dirbti antradienį, jeigu žmonės vis tiek dažniausiai važinėjas ir lankos tik tai savaitgaliais. Oho, kad ištvinus upė. Čia vat yra taks palei upė. 10 centų. Tuoj ant kebabą susirinksiu, žiūrėk. 10 centų. Paršelių. Čia taip būn, kada eini su dviračiu. Labai patogus laiptai, nes tokie prailginti. Padarytas vatakas šalia upės, paklausyti upės čiurlenimo, paukštelių kukavimo. Dabar varysim iki vienos atodangos. Esam, aišku, čia mes visur makalavėsi buvę, bet tokia easy peasy diena šiandien visai smagiai. Varom aplankyti Liepą! Nematyta, jie dar čia scena, matai. Vieną nugriuvus, tai 14 jau, bet tai kaip jinai nugriuvus, žiūrėk, ir padaryta tvora po ją. Tai jinai jau senai nugriuvus. Papilės 5 lioli, vienu žodžiu, 15 buvo, viena nugriuvo, tai paliko daugia kamenė Liepa, 21 metrų aukščio. Tai nususkaičiuot, kiek čia kamienų. 1 nulūžęs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matau.
Yra visur pridėta labai gražių nuotraukų. Jūros periodo atodanga. Su ta atodanga yra paradoksas. Čia yra labai daug reklamos, nuorodas, viskas. Toms neatsimenu, kad mes esam buvę prie atodangos. Buvo viena iš pirmųjų mūsų kelionių, sakė, jis nežiūrėjo tą atodangą, žiūrėjo visai kitur. Klausimus, kur? Vadina, zaus! Lankytina vieta. Jūros periodo parko atodanga. Gražios nuorodos, čia yra baidarių ženklai. O, kokia atodanga. Kas čia tokie gyvena? Čia jie upėj gyvena. Kebabų pilve nėra galima stumtis, o ne? Tomui jau kyl prisiminimai Estijos. Kas nepažiūrėjo, dar eikit pažiūrėti. Kilom. Dar vis kilom. Nusimato. Puikiai. Nuotikių pilna diena. Mes babai kiemą. Babas toliau atsirikakots. Vis svarbiausia, nereikėjo kiltais pačiais laiptais. Daugiabutis. Labą dieną. 5 eurai. Įvažiavimo mokestis. O, mano meškerė įsižvejoti. O, žiūrėk dabar. Kaži kokios ventai žuvis kimba. Gera meškerė pagal mane, kiek tik neveikritė. Raudonų skardžių atodanga. Erkių namai. Sakė, galima ir į karusą eiti. Akmenės rajono bendruomenių sąjunga. Sėdam, greitai, bilietus. Palauk, Bilietus nurodė greitai. Ne, čia jisai geras. nenaudojamas, viskas nurašyts tiesiog. Zapaskė vežas. Ate, autobusą, mes minam savo autobusus. Žiūrėk, kokia čia pušis. Pasirodo, yra geležinkelių stotis Papiliai. Va, Papilė. Panevėžys, Šiauliai, Mažeikiai. Mažeikiai, Šiauliai, Panevėžys, kaip faina. Klausim, Alinas išsaugos telefoną ar ne. Jeigu story bus, vadinasi išsaugoja. Dabar mano eilė. Kai mini, tai nesijauč, kai jisai supas, o čiagi pakabinam stilcu. Visą supas, o pramylėm. Ko tu cypi, pasirinkom plytų kelią. Jau matau, ką pasirinkom. Kalną ir laiptus. Pogrindžio takeliais varom. Papilės apžvalgos bokštas. 15 metrų. Čia pažintinis takas šalia upės. Kiek daug laiptų. Graži labai vieta, verta aplankyti. Papilė tuo ir žavi upės vingiai. O Papilės kiek atodangų mes esam čia. Pabėga ir tyčiojas iš manęs. Palika. Aš taigi bijau. Dabar važiuojam į kapinėlės. Tenai kapinėlėse yra piliakalnis, kuris irgi pažymėta kaip lankytina vieta. Visai mes susenėjom, einam lankyti kapinėlių. Vau, ant pasaulio krašto. Vien piliakalniai. Papilę baigiam apžiūrėti. Minsim dabar iki Ventos vandens malūno. Iki pačios Ventos, o nuo Ventos tada varysim jau link Viekšnių, kur darysim pietus. Na ir Coca-Colos, bananai namie palika. Išsiblaškė visai. Atsargiai nėra laiptų. Kuo tu pakėts? Kažkas remontuoja. Čia gal kažkas nepirka. Netgi va. Lūžtų į grindis. Eik, tik ne. Čia, va čia va, įlūžau čia. Aha, vonė. Liustra, virtuvė. Kaip čia prabėgė viskas. Stiklai. Dviračio sodinės nereik pasikeisti. Tomai, gaudyk, žiūrėk. Esu taisęs tokį, kažką tai senai.
Denveriuks. Žinai, kas čia buvo, kokia urėdija, gal miškas yra šva, matai? Vien va miškų kažkokios knygos. Visai nebloga. Duris geras iš beržiukų padarytas. Aplankėm apleistą pastatą. Vandens malūnas. Čia varo vandenėlis. Vau, kaip gražu čia. Oh my gosh. Grunkeliu varom į purvių atodangą, pažiūrėti iš kitos pusės. Jau pradėjo kilti temperatūra, jau kokie 13 laipsnių, purvių atodanga. Mes anuo keliu viršui grįšim ir užsuksim iš vienos pusės. Iš vieną kelią į kitą laukelį. Pasirodo dar viena liepa. Medis. Garminas atvedė populiariausių takeliu Purvyno gatvę. Paršeliukai paliksim. Čia šluta. Jau baigiam atminti į pietų vietą, o kas atspės, ką gaminsim. Norim nesveiką maistą, kuris vadinas angliavandeniai. Šventas ir Virvytės sankirta. Jau matau upę. Atvykome į pietų vietą, pilna žmonių. Ruoniai. Ein maudytis. Čiagi virvyčiau ten venta. Susikert jos. Kepsime maistelį. Šulnį padarykim. Pats geriausias laužą įdegikis. Nendrių pukai. Nes Dievą kviesim. Pagrės Dievą degtuką. Kam išduodi? Nu jau kam seka. Pagavo tuos liuks, dega. Ei, užgeso. O, vėjas baisus yra. Tiesiog užpuč vėjas. Much later. Įsideg, bet padeg ir užgęst. Nu, iš 15 kartą ir su degtukais užsidegė. Su 6 degtukais degtukus panaudojom ir beržą tošt. Pasidarėm kavos, eisim gert kavos. Joninių laužas. Nu, už pirmą atidarimą žygit. Baldų nešiojimo ypatumai. Lauko baldai komplektas. Reik vyrų, gali paskolint, parneš, nuneš, išneš. Ir paplakt. Virdulį bereikalas įpakavau. Tai pietum bus mūsų iškepti dešrainiai. Kodėl jos pavadina dešrainiais? Jie su dešra. Ne, iš tikrųjų, vokiečių kažkoks mėsininkas pagamina tokias dešreles pailgas, o vienas iš emigrantų vokietis parsivežė tas dešreles į Ameriką, dėjo į bulką ir pavadina hodogais. Gryni kancerogenai, vieni vitaminai čia. Vitaminai, mineralai. Vitaminą E čia kiek gerai yra, jau čia jom. Jau vitaminai ein lauką, viskas jau. Tik nevartyk dabar, nes ta bulka išsilauž. Daryk, tu labai moki, Tomai, dėliuoš. O dabar dar į lapą. Va, lapų dar yra Nu, ir čia va, tokių, ir tokių. Juoda pulka. Gerai. Galia kaip gerai. Labai skanu. Gerai, ta bulka su baskurda. Jaučiu kaip vitaminai E eina. Antras užėjims. Sumontuotas dar vienas. Tomas valgo sudegusią. Labai skanus. Trečias atėjims. Dar turime. Svarbiausia, kad nebūtų
250. Ketvirts jau. Ja, ketvirt jau. Reik visas dešrelės suvalgyti, kad nereiktum vežtis. Bet tai dar tada dilema bus, o kaip pilvus reiks vežtis. Patys būsim kaip hodogai. Ir hodogus pradėjo gaminti 1870 metais. Atsimenu, esam Vilniui vieną kartą valgę Gariūnų turgui dešrainį ir ant viršaus uždėjo baltos mišrainį. Bulvė, žirneliai, agurkiukai, visai skanu buvo. Nu, aš jaučiu tik vieną bei veiksiu, tą kitą teks dėti atgal maišiuką, nes jau per storai čia man bus. Privalums, kad nereik plauti lėkščių ant saulės visai šilta. Atminsiu dabar su striukytė einant su linu vandens atnešti, užpilti laužą. Nu va. Aš su maišeliu susilipdė. Greitai, greitai. Kaip čia užlipti? Toks biški baisus tas tilts. Eina, na čia slyst, gazuojas. O! Pilveliai pilni, tašas tuščias. Minam dabar iki Viekšnių vandens malūną. Poilsiavom Sankirtoj upių. Virvytės stovyklavietėj. Per tą lauką. Visokiais takais šiandien. Tiesiog per lauką padaryti takelį. Kelio įvairovė. Šitas taks ir yra toks specialiai padaryts palei lauką. Tas dėdė ūkininkas suorė ir vėl žmonės išmindžiai. Mūsų kelias virto miško keliuku. Oi, kokia čia vieta puikiai. Baigiam privažiuoti Viekšnių vandens malūną. Man jis pats gražiausias malūnas, pačios gražiausias kaskados. Vau! Jis pats gražiausias yra, pati gražiausia užtvanka. Sugeda, ne, patepė grandinę, kad nečirkščiu. Svarbiausia nesustot, ei! Kaip baisu! Nelys. Jokių žodžių, tik garsas ir viskas. Čia per tą šachtas ateidavo vanduo į malūną, bet dabar vat neveik uždarytas tas. Ten bulbę vara, neša žemyn, nei apsisuka gudri. O tai tikras dviračių taks, sutikom dviratininką. Baigėm išminti iš tų žvirkelė, tarškalynų, duobelynų. Nebedaug liek iki Ventos, smagus ratelis visai. Klausėt manęs, kokie maršrutai. Aš turiu Stravoj, Daiva Petrikaitė. Ten galit pasižiūrėti visus mūsų vingius. Ne visada rekomenduoju tiem, kurie nemėgst nuotykių, kartuoti mūsų maršrutus, nes jie būna tokie nepakartojami, kad net patys kitą kartą norime įsminti. Būna ir pelkių, balų. Lietuviški šunys visi uždaryti. Išmynėm įkėlę normalų asfalčiuką, bet vėjas šoninis. Šiluma gal ir pakila, jau dabar kokį, gal 17. O gal kad dėl to pilveliai pilni sotus ir smarkiau reik minti. Ir atsargiau reik minti, nes čia kels pilns, va, burbuliukų visokių, birbaliukų. Pasukom dabar į miško takelį, kuris veda mus prie Purvių atodangos, prie tos pačios atodangos, kur buvo per pievą, kur ėjom iš anos pusės. Galima tiesiai varyti, ne? Mes ten anoj pusėj buvom. Gražiai atrodo ir iš čia. Baigėm grįžti prie mašinos, nei daug, nei mažai. 56 kilometrai dabar. Tai baigsim tą savo pavasarišką žygį. Ačiū, kad esat kartu. Ačiū, kad spaudžiat varpelius.
Ačiū, kad prenumeruojat. Mūsų jau nenumaldomai daugiai. Super. Paspaudžiat nykštukus į viršų, laikinat, komentuojat. Mes lankėmės Ventos regioniniam parke ant 2 ratų. Dabar mačiau, Akmenės kolektyvs organizuoja 20 dieną prasiminimą. Irgi gravel dviratukais, ten bus 2 ratai, aplankat karjerus. Tiesiai į bažnyčią. Toma rūra nešvari. Kaip tau? Nešvari? Labai Nu. puiku. Puiku. Linai, kaip tau? Viskas pasveik. Sio, 57. Pakuojamės, lėkiam namo. Ate visi sako. Lins palaikė mum kompaniją, nors turėjo būti didesnis mūsų kompanijos ratelis, bet vat kiti tai gali, tai negali, tai nori, tai nenori. Suorganizuoti didesnę šaiką jau daro sunkiau. Tai vaikai, tai darbai. Viskas, čiau. Mes jau daromės kaip pensininkai, nuo bažnyčios prie bažnyčios. Nu ką, mane palika vieną, pamojuokit. O, kas jūs, lietuviški uždaryti? Iksmės. Kad lietus nelynė reikšim.